Darbas žmogų puošia. Tu matyt žinai, kas yra juodas darbas ir greičiausiai nenori jo tepti savo rankų. O jei yra juodas, turi būti ir baltas darbas. Jeigu tokį dirbtum, greičiausiai būtum ofiso pelytė, nuo 8 iki 5 kruopščiai pildanti baltus popieriaus lapus. Nuobodu. Tačiau yra ir trečias, pilkasis darbas, kurio dirbti nereikia, nes už tave įdirba tavo pilkosios ląstelės. Būtent apie tokį darbą tu šiandien ir sužinosi. Sveiki, esu Pranas, dirbu įmonėje ACD Labs. Tai viena iš nedaugelio įmonių, kurios sujungia IT ir vaistų kūrimą. Atsiprašau, turiu bėgti. Papasakosiu aš. Pranas vadovauja kanadiečių įmonės filialų Lietuvoje. Įmonė kuria programinę įrangą, kuri taupo farmacininkų pinigus ir laiką. Teisingai, Pranai? Teisingai, daug pinigų ir daug laiko. Kasmet pasaulyje pasirodo maždaug 25 visiškai nauji ir unikalūs vaistai. Kiekvieno jų atradimas kainuoja labai daug pinigų. Skirtingai nei homeopatiniai vaistai, tikri vaistai tikrai gydo rimtas ligas. Jie gaminami ne iš žolelių, o sintetinami iš cheminių medžiagų. Todėl prieš vaistams pasiekiant žmonės reikia įsitikinti, kad naudos bus daugiau nei žalos. Pažiūrėkime, kodėl vaistų gamyba yra tokia brangi. Farmacinėje kompanijoje dirbantis chemikai ieško vaistų nuo ligos X. Jie susintetina tūkstančius junginių. Tuomet medžiaga yra išgryninama. Ir tuomet nustatomos jos fizikinės savybės. Daugelis formulių iškart atmetamos dėl, pavyzdžiui, blogo tirpumo skrandžio sultyse. Tačiau tai dar ne pabaiga, nes neatmestieji junginiai dar gali būti nuodingi. Todėl pirmiausia, jų tenka paragauti eksperimentiniams gyvūnams. Visi pašalinį poveikį turintys junginiai atmetami. Tačiau darbas toli gražu dar nesibaigia, nes vaistas privalo gydyti. Likę junginiai išbandomi su liga X sergančiais gyvūnėliais. Jei vaistas pasirodo neveiksmingas, grįžtama į pradinę stadiją ir sintetinami nauji junginiai. Net ir žinodami slaptą gero vaisto formulę, farmacininkai privalo užpildyti daugybę dokumentų, kol galiausiai jiems leidžiama patikrinti, ar vaisto poveikis žmogui bus toks pat geras kaip ir eksperimentiniams gyvūnams. Tik praėjęs testavimus su žmonėmis, vaistas pavadinamas vaistu ir patenka į vaistinės. Dabar jau matyti nebenuostabu, kodėl visame pasaulyje per metus patvirtinami tik 25 visiškai nauji vaistai. Tik labai didelės farmacijos kompanijos gali leisti investuoti tiek daug pinigų ir tiek daug laiko. Tik labai didelės šalys gali turėti tokių didelių farmacijos kompanijų. O ką gali mes, būdami mažoje Lietuvoje? Ką gali mes? Ką mes galim, Pranai? Mes galime padėti kitiems, taupyti pinigus ir laiką. Teisingai. Kam gaišti laiką mėginant išsiaiškinti nežinomų junginių savybes, jeigu jas galima tiesiog nuspėti? Tai ir daro Pranas bei jo komanda. Pusė jų yra chemikai, kita pusė programuotojai. Chemikai skaito knygas ir mokslinius straipsnius, ieškodami informacijos apie jau atrastų junginių savybes bei toksiškumą. Viską, ką jie suranda, jie sudeda į duomenų bazę. Programuotojai su chemikų pagalba įvairiais būdais analizuoja duomenų bazę ir bando įžvelgti dėsningumus, kaip molekulės struktūra veikia jos savybes. Kuo daugiau duomenų suranda chemikai, tuo programuotojai tiksliau gali atspėti, kokias savybes turės dar nežinomas junginys. Taip gimė programa ADME-TOX, kuria naudojasi daugelis pasaulio biochemijos mokslininkų. 9 valandą ryto Pranas praveria darbo duris. 9:15 rytinė kava su kolegomis. 9:30 Pranas teiraujasi administratorės, ar jau pervestos stipendijos moksleiviams olimpiadininkams. 9:45 elektroninio pašto rutina. 10 verslo kolegos vizitas. 11 valanda ryto. Pasidarėt arbatos kavos, po 5 minučių susirinkimas. Gaminti galima ne vien cemento, parduoti ne vien bulves. Tai jau supratai iš Prano istorijos. Ieškoti galima ne vien grybų, o šaudyti ne vien antis. Tai suprasi netrukus. Supažindinsiu su mokslininkė, kuria labai žaviuosi. Sveiki, aš Vilma. Dirbu biotechnologijos institute. Kartu su komanda kūrėme priešvėžinius vaistus. Visas Vilmos gyvenimas sukasi apie mokslą. Universitetas, institutas, magistras, disertacija, laboratorijos, konferencijos.
Tačiau skirtingai nei dauguma mokslininkų, Vilma labai traukia žurnalistų dėmesį. Internete pilna jos interviu, o priežastis paprasta. Mokslai užsiima ne tik laboratorijoje, mokslai spinduliuoja visur aplink save. Pamiršk viską, ką žinojai apie nuobodžius mokslininkus. Vilma prisideda prie jaunųjų mokslininkų rengimo, vasaros mokyklos organizavimo, disertacijos konkurso, žiniasklaidos mokymų, bet to groja smuiku. Bet kol kas užteks paminėti, kad Vilma su kolegomis kuria priešvėžinius vaistus. Tai ne šiaip kūryba. Kiekviena darbe privalai išmanyti biotechnologiją. Biotechnologija – tai viena iš mokslo sričių, kuriuose garsėja Lietuva. Biotechnologija tarsi transporto priemonė veža į 3 galutinės stoteles – žalią, baltą ir raudoną. Žalia stotelė – tai žemės ūkio srityje mokslininkų sukurti patobulinimai, genetiškai modifikuoti augalai arba, pavyzdžiui, sukurtos bakterijos, kurios gamina alkoholį arba jogurtą. Balta stotelė – tai pramonė. Pavyzdys – biotechnologų sukurti fermentai, skatintis nešvarumus skalbimo mašinoje arba, pavyzdžiui, jūroje išsiliejusią naftą. Ir pagaliau svarbiausia raudonoji stotelė yra medicina. Tai viskas nuo diagnostikos metodų iki ligas gydančių vaistų. Iš Prano istorijos tu prisimeni, kad Lietuvoje dar nėra tokių turtingų kompanijų. Tačiau lietuviai nesėdi rankų sudėję. Pranas ir jo kompiuteriai padeda prognozuoti, kaip vaistai elgsis žmogaus viduje ir sutaupyti pinigų tyrimams su gyvūnais. Vilma su komanda Biotechnologijų institute taip pat turi misiją. Mes ieškom užuominų. Tuoj paaiškinsiu. Jie ieško užuominų, kaip turėtų atrodyti priešvėžinio vaisto formulė. Tokias užuominas iš jų mielai nusipirks farmacijos kompanijos. Kad geriau suprastum, kaip mąsto Biotechnologijos instituto mokslininkai, įsivaizduok piktą vėžinę ląstelę. Jei norim ją nužudyti, reikia tinkamai pasirinkti taikinį esantį ląstelės viduje, tinkamai pasirinkti šovinius. Ką veikia Vilma ir jos komanda? Jie ieško ir šaudo. Ieško cheminių šovinių ir šaudo į ląstelinius taikinius. Vilmos kolegos jau padarė pusę darbo. Jie išsirinko gyvybiškai svarbų taikinį. Tai šaperonas, vardu HSP90. Jo yra visose žmogaus ląstelėse, tačiau vėžinėms ląstelėms jis ypatingai reikalingas. Netekusi šio šaperono, vėžinė ląstelė numiršta. Jei surastumėm chemikalą, kuris sugadintų vėžinės ląstelės šaperonus, būtumėm atradę vaistus nuo vėžio. Kad geriau suprastum, kas yra šaperonas ir kodėl jis puikus taikiniai šaudymui, įsivaizduok žmogų. Žmogus yra sudarytas iš organų, organai iš audinių, audiniai iš ląstelių. Ląstelės yra labai mažos, bet juose plaukioja dar mažesnės organelės. Už organelės dar mažesni yra plaukiojantys baltymai. Jie yra tokie pat svarbus, kaip namui plytos. Ląstelė yra gamykla, o šaperonai tos gamyklos svarbiausi darbuotojai. Įsivaizduok, kad daugelis gamyklos skyrių pagal instrukcijas gamina įvairių spalvų siūlus, o šaperonai iš tokių siūlų numezga pirštinės, kojines ir megztinius. Vien tik iš siūlų ląstelė jokios naudos. Jai reikia pirštinių, be kurių ji peršaltų, susirgtų ir numirtų. Mokslininkai tokius megztinius vadina baltymais, o siūlus polipeptidais. Be šaperonų polipeptidas negali virsti baltymu. Kadangi baltymai yra pati svarbiausia gyvybinė medžiaga, Vilmos komanda medžioja baltymus mezgančius šaperonus. Jie yra idealus taikinys ląsteliai nužudyti, ypač vėžiniai, nes jai šaperonai yra itin svarbus. Svarbiausia surasti ginklą, kuris būtų mirtinas taikiniui ir visiškai nepavojingas kitoms ląstelių dalims. Jei patobulinimai pavyks, didelė tikimybė, kad šovinys taps priešvėžinių vaistų. Receptą, kaip pasigaminti šovinius, tai yra geltonus miltelius, mokslininkai parduos farmacijos kompanijoms. Toks receptas kainuoja 7-ženklius skaičius. Patinka 7-ženkliai skaičiai? Jei užsimanei tapti mokslininku, turėtum žinoti, kas tavęs laukia. Diena prasideda nuo pokalbio su visos laboratorijos vadovu apie tai, kokius darbus reikia atlikti. Beldimas į laboratorijos duris. Chemikai ką tik susintetino naują junginį. Chemikai mano, kad jis išgydys vėžį. Vėl beldimas į duris. Biologai ką tik iš vėžinių ląstelių išskyrė šaperonus. Jų labai nedaug, todėl plika akimi nesimato. Vilma viską sumaišo ir pasikvietusi į pagalbą keletą biofizikų su sudėtingu prietaisu išmatuoja, kaip tvirtai sukimba naujas chemikų junginys su vėžinių ląstelių šaperonais. Pagaliau matavimai baigti ir Vilma analizuoja rezultatus. Naujas chemikų junginys prastas. Jis su šaperonais jungiasi per silpnai. Reikia kažką keisti. Vilma keliauja į bioinformatikų kabinetą ir prašo jų išsiaiškinti, kokią molekulės vietą reikia perkonstruoti. Šie įjungia superkompiuterį ir kimba į darbą.
Pagaliau pertrauka, bet Vilma paaukoja pietų porciją, nes laisvą minutę galima pasiruošti studentų paskaitoms. Informatikai atneša žinią. Pagal apskaičiavimus chemikų molekulę reikia apkarpyti. Vilma keliauja pas chemikus su nauja užduotimi. Chemikai nelabai džiaugiasi. Dabar jiems reikės viską pradėti iš naujo. Laukia savaitės ilgumo sintezė. Iki vaistų dar tolimas kelias, bet tikri mokslininkai jo nebijo. Trečiasis mokslininkas mokykloje sėdėjo paskutinėme suole, keikėsi, rūkė, tačiau mokėsi 10. Kolegos jį vadina Dexteriu, tačiau aš jį pristatysiu kaip Adą Darinską. Matyt, reikėtų paminėti, kad Adas yra anarchiškas mokslininkas ir ne visuomet darbe būna 8 val. Ryto. Tačiau, kol jį laukiam, aš jūs supažindinsiu. Lietuvoje baigė molekulinio biologo bakalaurą. Gauna magistro laipsnį genetikos srityje. Apsigina daktaro disertaciją, stažuojasi Švedijoje ir Izraelyje. Grįžta į Lietuvą ir su kolegomis įkūrė savo įmonę. Sveiki atvykę į Monolitą. Monolitą neturi konkurentų nei Lietuvoje, nei Latvijoje, nei Estijoje. Kuogi užsiima? Geras klausimas. Tai vienintelis Lietuvoje kamieninių ląstelių bankas. Einu parodysiu. Žmogus turi 100 000 milijardų įvairiausių ląstelių, tačiau net ir toks beprotiškas skaičius neapsaugos tavęs nuo ląstelių senėjimo ir gedimų. Išeitis. Reikia apsidrausti. Pavyzdžiui, turėti atsarginės savo ląstelių kopijas. Visų savo ląstelių kopijas. O tai reiškia kelis šimtus skirtingų kopijų. Ar tai įmanoma? Tai aišku. Ačiū. Atleiskite, Adas jau pasirodė? Ne, ir dar tik 9. Taigi, išsaugoti kelis šimtus skirtingų ląstelių vienoje vietoje yra įmanoma. Tam naudojamos kamieninės ląstelės. Jos ypatingos tuo, kad gali daugintis labai daug kartų ir esant reikalui gali pavirsti praktiškai bet kuo. Imunololitos medikai kamieninės ląsteles išskiria iš virkštelių, nes po gimdymo jos vis tiek nebebūna reikalingos. Specialus aparatas virkštelės kraują sukoncentruoja ir tokiu būdu išskiria labai brangias jaunatviškas kamieninės ląsteles. Labai sterilioje aplinkoje paimamas mėginys ir siunčiamas į laboratorijas patikrinti, ar jame nėra viruso ar bakterijų užkrato. Atleiskit, gal jau Adas pasirodė? Kamieninės ląstelės patalpinamos į specialų šaldytuvą, kuris lėtai jas sušaldo iki -200 laipsnių Celsijaus temperatūros. Kiek dar šaldysit? Maždaug 6 valandas. O gal žinot, kur Adas yra? Greičiausiai, kad Kaune. O ką jis Kaune veikia? Jis ten dirba su audinių inžinerijos projektais. Audinių inžinerija, tai... Tai čia, kur ramzlės, širdį ataugina kitus audinius ir organus. Jis pats geriau žino apie tos dalykus. Kol nėra rezultatų iš laboratorijos, tol kamieninės ląstelės saugomos karantine. Skystame azote. Kuomet paaiškėja, kad užkrato nėra, jos patenka į pagrindinę saugyklą, kur bus saugomos 10 metų, kol jų prireiks su jų šeimininkams. Tai tarsi užšaldyta tavo jaunystė. Ei, atleiskit, gal Adą matėt? Ada? Taip, Ada. Jis bus. Kada? Kai jam reikės. Imunolita yra maža, bet beveik visi darbuotojai yra mokslininkai. Net administratorės, koordinatorės ir konsultantės. Jų darbas yra paaiškinti būsimoms mamoms ir tėčiams visą tiesą apie kamieninės ląsteles. Adas yra reto tipo mokslininkas, dirbantis pats savo, nepriklausomas. Vienas tarsi prerijų vilkas, tarsi Tomas Edisonas, tarsi Da Vinčis, tarsi Newtonas. Šiuo metu jis kuria labai perspektyvius autoimuninių ligų vaistus. Tačiau tai kol kas dar didelė paslaptis. Adas gali likti nepriklausomas ir daryti mokslinius eksperimentus taip, kaip nori jis pats. Vilma dirba didelėje komandoje. Jos tyrimai yra komandos tyrimai. Jos rezultatai yra komandos rezultatai. Mažiau laisvės, bet daugiau palaikymo. Pranas nenori daryti nei vieno, nei kito, tačiau puikiai išmanydamas mokslą gali vadovauti vis didesnį ir didesnį mokslininkų komandai. Tu gali būti bet kuris iš jų.